Very nice'as. Sveiki gyvi, gravel nuotykių mėgėjai ir mėgėjos. Priešais jūs naujasis mano 3T Race Max Italija Duo. Jau galėjot mane su juo pamatyti social raiduose, Daruska Gravel, kitose renginiuose, kur čia dar Utenoj Gravel Grand Prix pirmajame etape. Žiauriai juodas, žiauriai gražus, žiauriai aero ir žiauriai greitas. Kodėl 3T žmonės klausia? Labai viskas paprasta. Viskas yra iš pavydo. Kaip Paulius nusipirko šitą savo nuostabų dviratuką su mažais ratukais. Aš tiesiog nuo pirmos dienos labai pavydėjau ir laukiau, kada 3T padarys vieną gerą dalyką. Padidins klierensą, todėl kad aš su 40 ratais niekur negaliu važiuoti. Man reikėjo 45, čia telpa netgi 52. Aš manau, kad į priekį telpa ir daugiau. Gale, jeigu įvažiuosim taip, kaip šiandien mes važiavom, gali ir užsikišti. Šitą dviratį buvau jau užsisakęs pakankamai senai, labai ilgai jo laukiau, tai į tarpą dar spėjau pasivažinėti su naujoju Factor Aluto. Labai smagus, labai greitas dviratis. Jis jau turi naują šeimininką, važinėja kažkur Prancūzijoje, o aš pagaliau išlaukiau ir atkeliavo mano naujasis greitasis gražuolis. Bet visų pirma, reikia pradėti nuo kompanijos 3T istorijos. Tai pakankamai sena kompanija, pradėjo aišku savo veiklą ne nuo dviračių gamybos, o nuo komponentų, bet jie pirmieji rinkoje pagamino aero gravelio modelį 3T Extrema. Tai įvyko dar 2016 metais, kai niekas nežinojo, kad po 10 metų bus gravelinės 50 mm padangos, visi darys super didelius aero rėmus ir norės važiuoti greitai, pavojingomis sąlygomis. 3T šiai dienai gamina 4 skirtingus gravelius, gamina plentą, gamina kitus dalykėlius, visokius vairus ir kitus komponentus. Būtent šis Race Max Italija Duo yra pats lenktyniškiausias, jeigu lietuviškai sakyti, gravelio modelis, nes jie turi Ultra, turi Extrema, turi Primo, turi pasirinkimą įvairiausių spalvų. Šitas yra 100% pagamintas Italijoje, jisai gaminamas tokiu labai įdomiu būdu, yra pinamas anglies pluoštas, tuomet dedame viskas į moldą, yra padaromos 2 dalys atskirai, priekinis trikampis galinis, viskas yra sujunga, iškepama ir gauname štai tokį puikiai atrodantį natūralaus karbono produktą. Matote, aplink juos jau trinasi ir pirmosios 3T Race Max šeimininkas, pirmosios versijos. Siaurosios sluoksniuose plačiai žinomas daužytojo pravardė. Dabar virš galvos lėktuvas, reikia patylėti 10 sekundžių. Ir tada, Pauliau, tu mums papasakok, ant kiek tu džiaugiesi ir kokie privalumai tavo dviračio, ar kokie trūkumai. Šiaip į šitą video apie trūkumus mes nieko nedėsim, nes 3T mums paskambino ir Velanova mums paskambino. Tai imk mikrofoną, pasakok. Jo, aš gal trumpai papasakosiu, kodėl aš iš pradžio atsiradau tarp 3T vartotojų, nes turėjau Kruksą. Ir tada vieną dieną man Gedas pasiūlė, sakė, paimk savaitgaliui pabandyti 3T. Tipo, pajauskiai. Ir aš pavažiavęs su 3T supratau, kad va čia yra tikras varžybinis dviratis. Kruksas man po to laiko tapo toks kaip ir bikepakinimo įrankis. Jo, 3T tiesiog yra visai kito greičio, kietumo ir visi vatai taip intensyviai persideda į kelią, kad malonumas važiuoti. Tai iš karto įsimylėjau. Kiekvieną dieną dabar, kai ištraukiu šventę. Aišku, tokiam dviračiui būtinai reikia labai gerų ratų. O kas yra dabar geriausi ratai? Aišku, skaupai ar techai. Iki vakar, kol Envė nepristatė savo, bet gausim Envės, tada galėsim palyginti objektyviai, nes kol kas šitie yra labai geri, labai 3D spausdintos tabulės, karboniniai stipinai, žvinelinis paviršius. Pas mane irgi skaupai, yra tų Artechų paprastesnė versija, viduriai iš esmės yra tie patys, skiriasi tik stebulės, jos nėra 3D spausdintos, bet kai va taip apsitaško purvu, kaip ir nesimato. Taip. Ir dar vienas niuansas, tai yra turbūt pats gražiausias dviratis, kuris yra nedažytas, padengtas matiniu laku ir matosi visas karbono pinimas. Jį audžia, mes jau pasakojom anksčiau, kad ten sukasi tokios staklės, kurios spina įvairiai karbono siūlus įvairiais paternais ir atrodo nerealiai. Jam nieko nereikia. Keli lipdukai, viską išsprendžia, atrodo idealiai.
Jo, ir beje, jeigu jūs galvojate, kad kažkokie du murziai čia priešais jūsų kamerą atėjo pafilmuoti kažką, tai dabar prieisim arčiau, dabar mes papasakosim, mes dabar esame po raido ir kaip turėtų atrodyti sportininkai po treniruotės. Paprastos sekmadienis yra šventa diena, išvažiavome į šventą raidą, parašėm, kad varom padaužyti, galvom nieks neatvažiuos, atvažiavo vėl nemažai žmonių ir visi atidaužė iki galo. Filmuojam gravelius taip, kaip jie atrodo natūraliai. Dabar vėl skrenda lėktuvas, mes vėl 10 sekundžių tylos, palaukiam ir pratęsim pokalbį. Tai specialiai laukiame tokių sąlygų, kada dviračiai apsitaškys. Paimsiu kamerą, to viską čia parodysiu iš arčiau, nes taip ir turi atrodyti gravelis, nes važiuoji miške, važiuoji laukais, važiuoji per balas, viskas apsitaško, visur atsiranda labai gražus paternas. Priekyje, jeigu važiuoja ant rato, ta prasme paternas atsiranda ir ant Džersio uniformų. Jeigu prieisime arčiau, kas labiau važiavo ant rato, reiškia, tai šiandien, štai taip atrodau aš, o štai taip atrodo Paulius. Kuogi skiriasi šitie du dviračiai? Tai visų pirma yra toks dalykas, kaip jau minėjau, tai šitas tapo dar aerodinamiškesnis. Šitoj vietoje rėmas yra tokio pačio pločio kaip padanga, irgi, kad kuo geriau aptikėtų oras, žemiau, kur yra atitolę labiau nuo padangos, jisai dar išplatėja, pasidaro dar mesiškesnis. Vieta, į kur telpa padanga, tai čia dar turiu po centimetrą, uždėta 48, gale 48 ir irgi dar galima dėti iki 52 pagal popierių. Pas Paulių priekį telpa irgi daug, gale yra kitokia nedidelė bėdelė, jeigu dedi 45 padangą, tai jau pakankamai nedidelis tarpelis. Toliau, kuo skiriasi dar šitie du dviračiai? Ne, kuo jie yra panašus? Abudu turi K-Edge kompiuteriuko ir lemputės laikiklį priekyje, turi Wahoo Boltą V3. Pas Paulių yra Zip vairas SL80 Race. Pas mane tikrai ne kitoks. Nesirinkau 3T vairo, pasirinkau Zip SL80 Race, todėl kad turi labai nedidelį flėrą, tai reiškia, apatinė vairo dalis nueina tik tai 6 laipsnius į šonus, važiuoja, šitos vietos yra čia, nėra labai išplatėjęs, 40 pločio tikrai pilnai pakanka kontrolės, važiuoja iš komandos Frenetics vienas sportininkas, tik ką patenka pas mus į YouTube. Čia, ne? Taip, sveiki. O, tai jau gerai. Šitas schemas darosi labai populiarus, jau ne pirmas mūsų pažįstamas šiandien mūsų aptinka ir visi klausia, kas čia bus, mes visiems raportuojam, tai dar kartą Instagrame, Vilnius ir viską pamatysite vizualizacijas, kas šiandien bus, mėnesio bėgi, visus pradėsim priimti. O dabar grįžtu. Dar pas Paulių yra Laredo grupė, jis dabar pavydi mano Chainringo, nes aš užsidėjau Gemini. Jeigu kas nors tokio norite, skambinkite, jau mes turim juos atsivežę į Lietuvą, galime ir jums sumontuoti. Paulius kelia ranką, nes jisai nori jo. Aš ranką noriu jo, žinau, kad Antanas pavydi mano keramiks skydą. Ne. Bliūdo. Aš esu dar užsisakęs Gemini karboninius ratukus čianais, naujoji sistema turi pakankamai didelius tos bliūdus, tai irgi yra sprendimas. Chainringas Cam 8 pagamintas iš karbono, turi viduje aliuminį rėmelį, yra iškeptas, atrodo labai gerai, puikiai tinka prie šito dviračio, todėl kad irgi atviras karbonas. Skaupai G4R, o čia skaupai Artec G4R. Skiriasi tuo, kad ten yra 3D spausdintos stebulius ir žvinelinis toks paviršius ir karboniniai stipinai. Teoriškai ir vėjo tunelį nustatyta, kad jie yra greitesni. Vidinis plotis jų yra, jeigu neklystu, 28, išorinis 38, aukštis yra 45. Skaupai, ko gero, vieninteliai ratlankiai visoje rinkoje neturi svorio limito, tai stambiem tokiam raideriam kaip aš tai yra labai puiku, be viduje esu įsidėjęs Tubolaito insertus. Netaupau, važiuoju tiesiai per visas šaknis, per visus akmenis, daužau ir guldau. Dar esu suplanavęs šiam dviračiui padaryti vieną nedidelį upgrade'ą. Esu jau gavęs Garbaruko 1052 kasetę, tai gausis toks irgi kaip muleto setapas, galima sakyti, jinai tokia labiau kaip MTB. Priekį planuoju 46 dėt, gale 1052, čia atrodys kaip picos lėkštė, ten atrodys irgi kaip picos lėkštė, tik tai iš kitos pusės taip atrodys. Ir pasižiūrėsiu, jeigu toks setapas veiks, tada galėsiu rekomenduoti ir kitiems. Galėsite paimti ir nukopijuoti. Šitas dviratis dar turi čianais ir tokį dėklą, į kurį aš esu dabar įdėjęs sliekus, CO2 balionėlį, CO2 balionėlio galiuką, esu įdėjęs nedidelį talismaną ir pakaitinę auksinę grandinėlę, nes jeigu šita man nutrūktų, tai visada galiu išsitraukti atsarginę ir turėti. Čianais vietos yra tikrai pakankamai.
Viskas yra įdėta, niekas nebarška, nes viskas sudėta į tokį specialų maišelį medžiaginį. Važiuoju ir talismanas viduj. Tuomet į galinės kišenės belieka įsidėti tik tai telefoną ir keletą gėliukų. Daugiau nieko ir kaip ir nereikia. Vos nepamiršau papasakoti. Yra Specialized išleidę naująjį S-Works Mirror Evo Pro balnelį. Neatsimenu tiksliai pavadinimą, yra 4 žodžiai berods, bet labai man patinka, nes jisai yra irgi 3D spausdintas kaip ankstesnis, bet jisai yra priekį platesnis. Tai jeigu važiuoji ir nori gulėti tokioje labiau aero pozicijoje važiuojant pasislenkia į priekį, reiškia, sėdi labiau priekį ant balnelio priekis čia yra platesnis, dėl to ženkliai tai yra patogiau. Pas Paulių yra šiek tiek kitoks, Paulius naudoja Fiziko, irgi 3D spausdintas, irgi karboniniais bėgeliais, matau, užsidėjęs čia kažkokį, nežinau, daiktą, kuris taškė, žmonės išpojo, bet aš važiavau jam ant rato, tai labai geras daiktas, bet jis apsaugo tik tai važiuojantį ant to dviračio. Jeigu važiuoji paskui, čiurkšlė duoda 2 metrus į orą ir realiai dalis eina ant veido, o dalis eina per viršų ir patenka už nugaros važiuojančiam raideriui net ant nugaros. Abu dviračiai yra apsaugoti keramikinė danga. Tai rekomenduojame irgi tokį dalyką, dar abudu jie turi po traumos lipduką, nes traumos lipdukas iš esmės yra kaip ir draudimas toksai, apsaugo ir dviratį ir vadėliotoją nuo traumų. Jeigu norite šių lipdukų, tai visada galėsite pas mus čia komai paprašyti. Dar vienas nedidelis dalykėlis, čia yra toksai integruotas galinis mirksiukas. Greičiausiai matote, kad jisai šviečia, jisai tiesiog nusiema, galite nunešti, galite pakrauti, jeigu nenorite jo naudoti ir naudojate vagų radarą, tai čia yra plastikinis toks insertas, įsidedant insertą ir važiuojant. Abudu dviračiai turi labai gerą dalyką. Ceramic Speed miniklio velnio guolius. Kitaip sakant, bottom bracketą. Jeigu perkate irgi gerą dviratį, tai tikrai nepagailėkite Ceramic Speed bottom bracketui. Šitas dviratis pernai yra skendęs per Red Bullį. Aš ant faktorius esu naudojęs irgi ten 10 000 km pravažiuotą. Tai Ceramic Speed bottom bracketai tikrai neužmušami. Jeigu dedate paprastą už 30 €, tai ir važiuosite taip, kaip važiuojame mes, reikės keisti pakankamai dažnai. O Ceramic Speedas tikrai naujieji alfa modeliai, tai jie tarnauja, nežinau, ten vos ne lifetime warranty. Negarantuoju, dėl to reiktų patiems pasitikslinti internete, nepasitikėkite visko, ką mes sakome, nes viskas, ką mes pasakysime, gali būti ir bus panaudota prieš jūs pačius dviračių social spinuose. Paulius naudoja Continental Terra Competition naujasis padangas, šiaip labai geros, mes buvom Maliorkoj stovyklai, naudojame jas plente. Maliorka yra žymi ir garsi tuo, kad pavasarį tenais nuvažiavus, ten auga tokia žalioji samana. Ir jeigu važiuoja visiškai slikiniam padangom, yra didžiulė rizika paguldyti kur nors pavėsiai ant posūkio. Tai šitas padangas aš buvau susimontavęs, tarnavo puikiai, Pauliui irgi tarnavo puikiai. Dabar užsidėjau Tufo Tundero 48 mm, minkšta guma, Lietuvos sąlygom labai gerai. Aišku, labai laukiu ir jau netrukus galėsiu išbandyti naujasias Continental Dubnital 50 mm padangas. Tai iš esmės tai yra tie patys Race Kingai. Continentalis išleido 50 mm versiją tam, kad šiuolaikiniai gravelio vadėliotojai galėtų užsidėti ir guldyti. O jūs, jeigu svajojate apie naują gravel dviratį, plento dviratį ar bet kokį kitokį miesto fitneso, galbūt netgi stacionarų vagų dviratį, kurį galėtumėt pasistatyti kambarį, kreipkitės. Mūsų naujoji iniciatyva Dream Collective, kuri čionais irgi įsikurs Komoj Vilnius. Custom individualūs dviračių surinkimai. Šiuo metu ten yra surinkinėjamas pirmasis Lietuvoje naujasis BMC Kajus modelis. Rytoj tenais atvažiuoja BMC Palentas, Team Mašinas, irgi naujas. 300 dviračiai pastaruoju metu tampa labai populiarūs Lietuvoje. Todėl, kad yra didelis pasirinkimas, yra daug modelių, nebūtina pirkti Race Max Italija Duo. Galima išsirinkti komfortiškesnius modelius, kaip minėjau, yra Primo, yra Ultra, yra Extrema. Yra šis Race Max WPNT, arba kitaip sakant We Paint modelis, labai panašus į šį, yra nedažytas, ready to paint, yra 4 kitų spalvų pasirinkimas, bronzinis, žalsvas, taip vadinamas British Racing Green. Sandėliukė jau laukia 2 tie projektai surinkimui, būtinai parodysim, būtinai pasidalinsim. Tokia yra šių dviračių apžvalga. Jeigu kažkas dar turite kokių klausimų, parašykite į komentarus, viską pasistengsime atsakyti, o visiškai netrukus jau jūs šio mėnesio pabaigoje pradėsim po truputį kviesti į savo naujosius namus, į savo clubhouse'ą, showroomą. Kas ten bus?
Vilnius Instagrame ir viską sužinosite. Kavinė, showroomas, custom buildai, dviračių servisas, pokalbiai, susitikimai, workshopai, you name it, we got it. Dar turim pasakyti vieną dalyką. Mūsų sandėlį ką tik tai papildė LTU Edition naujieji bipsai. Čia yra cargo modelis. Paulius šiandien su jais jau nevažiuoja, nes važiavo vakar su jais. Yra Essential modelis lygiai toks pat kaip šie pilkieji, tik tai juodas. Ką jie turi? Turi po nedidelį fake ant gravel tagą, turi LTU čia, turi LTU čia, turi nedidelio Ančio logotipą. Štai telpa iPhone 17 XS Pro Max. Ne, Mini Max, bet telpa ir Pro ir Max. Šie bipsai, kaip ir LTU Jersey, yra mūsų bendras kolabas su Anču, Latvijos gamintojų anč.cc. Nueikit, galite ten irgi įsigyti. Jo produkcijos bus ir pas mus Vilniuje. Žinoma, bus ir bipsų, ir LTU Jersey, ir bus kojinių, bus batų, bus šalmų, bus silka, bus vagų. Vienu žodžiu, darysim viską, tai, ko jūs norite, tai, ko jūs reikalaujate, tai, ką mes mėgstame. Ane? Kuo mes tikime? Dabar vėl palaukime, nes eina 8 lėktuvas. Tuoj nusileis, tuoj baigsis. Eina mūsų kaimynai, visi su mumis sveikinasi. Mes vakar čionais pradėję pirmąjį surinkimą irgi jau nemažai kaimynų pasikvietėm, įsileidom, pavaišinom alum, pavaišinom Vytautu ir taip pradėjom megzti pirmosius santykius su savo kaimynais. Visiems, aišku, mes sakome, kad čia bus naktinis klubas, naktimis jisai nedirbs, jisai bus vykdomi šokiai 6 ryto ir 11 ryto 2 etapais. Kodėl pasirinkom šitą vietą? Nes šiaip labai faina, nes aš čia netoli gyvenu, o iš tikro ten yra Belmontas, ten yra MTB, ten galima važiuoti su vaikais. Ten yra Kaukiso stadionas, čia visur dviračių takai. Šitoje miesto pusėje yra geriausi Vilniaus graveliai. Čia jūsų laukia rugsėjo 12 dieną šitoje miesto pusėje Gravel Grand Prix finalinis 3 etapas. Taip, čia yra daugiausiai kavos gerikų, žiūrėkite aplinkui šunų vedžiotojų, jaunų mamų ir padelio žaidėjų. Gravel Grand Prix. Birželio 20 susitiksime Tauragėje, registruokitės, pamatysit. O rugsėjo 12 susitiksim Vilniuje, todėl irgi registruokitės. Dabar kaip tik paleidome 2 etapų dalyvio. Paleidome dalyvio, vieną žodžią. O dabar paleisime pinigų, pas kaimynus išleisime pinigų ant kavutės, krososeno ir kitų skanių dalykėlių. Adios amigos, iki susitikimo kur? Ant gravel. Oh yeah. Norėjau pabaigti video, bet prisiminiau patį svarbiausią dalyką, dėl ko yra perkami Skaupo ratlankiai. Eikim, paklausysit. Tai pasakysiu tik taip, kad buvo įdėta čionais ratchetas 36 dantukų ir tada Skaupas man paskambino, sakė, matėm tavo video, matėm, kad mėgsti garsą, mėgsti triukšmą ir sako, siunčiam tau 48 dantukų dantračius į vidų ir tepalą, kuris nepatildina garsą, o kuris pagarsina garsą. Jeigu prieš tai dviračio galinė terkšlė traškėjo, lyg tai tankas važiuotų vikšrais per akmeninį paviršių, tai dabar yra tokias piktosios bitutės garselis. Jeigu kas nors miega balkone. Viskas. Šitas dviratis pirktas dėl 2 dalykų. Dviratis dėl grožio, ratlankiai dėl garso. Trečias dalykas – balnelis dėl patogumo, vairas dėl aerodinamikos, vagų tam, kad nepasiklystyti, gertuvės dėl grožio ir kad tenais būtų dalykėliai, Gemini. Irgi dėl grožio. Manęs kai klausė, tai Antanai, kad tu patar, kas čia turi būti tam dviratį, kas čia turi būti, kas čia kaip. Sakau, reikia 3 dalykus žiūrėti. Kad būtų patogu važiuoti, kad turėtų DH, nes yra visos naujos grupės su DH. Ir trečias dalykas, kad džiugintų, tai dviratis turi būti gražus. Viskas paprasta, tik tai 3 kriterijai. Adios.